Sveiki visi, atvykę į dar vieną naują video ir šiandien mes važiuojame į Vilnių. Na ir šiuo metu laukiame kompaniono dar vieno ir vyksime tiesiai į Vilnių. Važiuojame pas Iron Wolf Parts pasimti naujus ratlankius, tai nežinau, gal šiame jau video ir parodysiu ir atskleisiu. Instagrame dar palaikysiu paslaptį šiokią tokią. Na ir viskas, jau kovo 11 yra ir viskas, jau toj sezonas. Ok, po šiokių tokių techninių nesklandumų, kad visas bagažinės turinys išsiskraidė į skirtingas vietas. Sveikim. Daro. Tai reikia dabar persidaryti dar bagažinės grindis, na tai greitų metu projektuosiu, mąstysiu, nes darysiu gal kiek pritaikytas balionui oro ir taip toliau. Tai greitų metu bus dar daugiau progreso, o dabar judam jau į Vilnių. Esame Akropolio aikšteliai, o dabar moment of truth. Jep, šiais metais važiuosim su EVP 002. Šiek tiek konkeivo yra, ne, gal realybėje dar gražesni negu nuotraukoje realiai. Tai va, smagu matyti, sidabriniai kepsiukai. Tai viskas vietoj, viskas labai gražu. Nu ką, dabar nesulaukiu pridėti ant mašinos jau. Taigi, sveiki visi, dar kartą su ties projektu, galvos skausmas nesibaigia, yra nemaža problemytė, kad 3 padangos susimontavo normaliai pas Vilspotą, o 3, tiksliau 4, neužsimontavo niekaip. Viskas gal čia būtų ir gerai, bet yra toks niuansas, kad ties va šita vieta padanga yra pažeista. Na ir automatiškai padanga leidžia orą ant strečo. Taip pat ir čia yra pažeista kantas. Čia netgi turi įtrūkimų kažkokių. Bendrai visos padangos yra, nu, tikrai, ta prasme, ir protektoriaus užtektinai ir... Tai dabar apie sprendimus, ką mes darysim. Esmė tokia. Vienas variantas, per šį savaitgalį aš ieškau vienos tokios pat identiškos padangos. Ir antras variantas yra, man žmogus pasiūlė, kad aš galiu atgrąžinti visas 4 padangas ir atgauti pinigus. Na ir tada pasižiūrėjau, kad iš bėdos aš galėčiau susirasti kokias ir naujesnės padangas, tiksliau naujas netgi. Ir manau, tada saugiau jaučiaus važinėdamas. Bet dar gal prisimatavimui šį savaitgalį užsidėsim ant vienos pusės ratus, pasižiūrėti kaip fitmentas, kiti reikalai. Na, o toliau žiūrėsim, kokia eiga bus šito proceso. Ir tikrai iš tikrųjų liūdna, kai jau atrodė viskas. Ant naujų ratlankių montuojasi padangos ir viskas bus gerai, bet mes vis dar turim problemų. Jau kaip matot, mašina stovi ant naujų EVP 002 ratlankių, tai visos bėdos yra išspręstos. Su praeitom padangom buvo su pačių kantų, kaip ir filmavau, bėda. Kantais pačiais padangų, jos buvo brokuotos, dėl to neužsimontavo. Ir dabar norėčiau šiek tiek detaliau pakalbėti, pravažiavus geras 3 savaitės su naujais ratlankiais ir naujom padangom, kame yra esmė ir kokios iš mano pusės yra bėdos ir kaltės ir koks pats važiavimas tokiom sąlygom. Tai iš tikrųjų problema buvo ta, kad pas mane kaip prieky stovi balkis, tai ten labai suvedimo stipraus nepadarysi, bet pačiam prieky suvedimo visiškai nėra ir man suėdė padangas per 3 savaitės, visiškai naujas, pirktas absoliučiai naujas. Tai tokie pastebėjimai. Su tiek strečo yra problema viena, kad leidžia orą dažnai, nes mažiausia šiukšlė ar kažkas tokio patekus į tarp
padangos ir atlankio sukelia problemas. Na, o žinom, kad pasitaiko tikrai duobių ir ta duobė gali būti paveikia šiek tiek ratlankį tokio žemo profilio padangos, na ir automatiškai kažkur yra leidimo vieta. Tai ateityje galvoju dėti kur kas platesnę padangą, kad pati mašina leistųsi ant pačios padangos, ne kažkur kažkaip, kad padanga lystų po arką. Paskiau kas buvo dabar padaryta, tai camber plate buvo suversti į pliusą pilnai ir prarandam šiek tiek dropo, nes pradžioj buvo dropo maždaug iki vidurio padangos, kaip ir buvo gerai, bet per daug camberio, mano nuomonė, man nelabai patiko važiuoti, nes sugeria žymiai visai kitaip smūgius, duobių ir taip toliau ir nelygumų. Kenčia labiau važiuoklė, nors nėra ką norėti ant koilų ir pagalvių važiuojant, kad kenčia važiuoklė, bet vis tiek aš labiau lieku priekyje prie kuo didesnio sukibimo kiekio. Tai greitų metų pasidaro suvedimas, oras šiek tiek turi problemų, dar kaip pirkau ratlankius oro net nebuvo, jau dabar ir oras yra per tą laiką įsidėjęs. Tai apie oro video tai šiek tiek vėliau, na, o papasakojus dar tokį sneak peek apie orą, tai viskas kaip ir išspręstas pagrindinės bėdos, tik tai dar visos 4 pagalvės kažkur turi leidimo vietą, tai kalbėjau su Antilope, šio sezono rėmėjais, kurie padėjo su visa orinė sistema, kas atsinaujino sistema, visos pagalvės 4, liko tik tai balionas, kompresorius iš praeito sezono, o visa kita susidėjo nauja, tai iš tikrųjų didelis ačiū jiems. Ir su Antilope kalbėjau, tai čia yra tiesiog montavimo bėda, kas yra normalu, kai tu neturi patirties. Tikrai nuramino, nieko čia blogo nepadariau ir viskas ištaisoma, tai greitų metų nuvežu žmogui, kuris dirba su tuom ir sutvarkys šias problemas. Na, o grįžtant prie ratų, dabar einam šią temą. Tai šiai dienai apsikeičiau padangas ašimis, tiksliau pačius ratus, iš galo perkeliau į priekį, nesakau, kadangi pas Tauraną gale negalima vadinti labai tiltų, o yra tiesiog balkis, iš kurio suvedimo ten labai nepadarysi ir ratai plius minus stačiai stovi važiavimo padėty. Tai galinės padangos beveik nenusidėvėjo, ten kraštai vidiniai duok dievę milimetrą, na, o priekį užteko 3 savaičių, kad jau beveik iki vėlų. Priekinius ratus permečiau į galą, kur labiau susidėvėjo, na, o galinius persimečiau į priekį, nes mažiau susidėvėjo. Na, o kai susidėvėjęs planas, sakau, yra kur kas aukšti ten tą platesnę padangą dėti ir aukštesnę galbūt. Fitmento dar visai kitokio norėčiau, ne tokio standartinio stencinio fitment, tai galbūt netgi aukštesnė padanga dėsis ir turbūt daugeliui tam nepatiks, nes pas mus yra standartas, jei tu darai kažką sportui, tai dešrinė padanga, viskas gerai, bet jeigu tu važiuoji į stensą, tai tavo padanga turi būti kuo plonesnė, kuo žemesnė, trečio daug. Norėčiau judėti visai kitą linkme ir kažkaip spjauti per tos standartus ir daryti kažką kitokio, negu daro įprastai žmonės pas mus Lietuvoje. Tai nežinia, gal tai atsilieps į šofo atrankas, gal neatsilieps, gal kažkam bus kaip tik patiks labiau, tai čia pamatysime su ateitim viskas. Eisis toliau, dabar yra susidėję juodos lempos, kol kas irgi ateities video pamatysite, nes šiek tiek yra turinio prikurta, tik tai reikia jį visą sumontuoti ir išdėlioti per kanalą, tai dar kokie geri 5 video į priekį yra turbūt padaryti. Tai šį sezoną tikrai aš manau, kad pasistengsiu kuo daugiau kelti ir kuo daugiau prigaivinti kanalą ir kurti naują auditoriją, tai daugiau galite naujienų sužinoti mano Instagrame, kuris yra aprašyme, ten viskas greičiau sužinoma ir parodoma, na ir informacija aktualesnė tikriems sekėjam, kur kažkokia skubesnė informacija ir taip toliau yra. Bet šiam kartui tiek, pakalbėjom apie ratus, pakalbėjom apie kitus niuansus, pakalbėjom apie projekto ateitį, na ir iki kitų kartų.